Sveiki dar kartą, esame Norfoje, čia Vilnius, prie Ukmergės gatvės, priešais Fabijoniškių Lidlą. Šiandien yra lapkričio 22 diena ir mes darome advento kalendorių kainų reidą. Jau buvome Rimi iki Lidle Maximo ir va čia mūsų paskutinė stotelė Norfa. Tai kągi, pasižiūrėkim, kas yra paruošta tą advento kalendorių tematika. Tai pagrindas yra va čia priekyje prie įėjimo, kur ir kalėdinės dekoracijos, kurių apžvalgą darėme praeitą savaitę. Tai bandom tada žiūrėti. Tai netaip čia paprastai reiškia ir surasti. Vat yra Kinder žvaigždė. Bet tiesą sakant, jos kainos tai ir nėra. Yra Chupa Chups advento kalendorius, bet taipogi kainos nėra. Tai padarysim tada taip, kad mes paimsim ir nunešim prie skanerio pasiskanuoti. Saldainių rinkinys. Va, advento kalendorius Kinder žvaigždė, 149 gramai, kaina yra 10,69 €, kilogramo kaina 71,74 €. Pakankamai brangu. Ir advento kalendorius Chupa Chups 201 gramas, 13 € be 1 cento, kilogramo kaina 64,63 €. Taip, sekantis advento kalendorius, iš tikrųjų čia nėra labai daug. Tai yra KitKat advento kalendorius. Matomai nepilnai sutilpo pavadinimas, nes kažkas 20, o 20 tai turbūt yra 208 gramai. Kaina yra 12,99 €, kilogramo kaina 62,45 €. Ir M&M's advento kalendorius 3D 346 gramai, 10 € be 1 cento, kilogramo kaina 28,87 €. Tiesą sakant, čia turbūt ir viskas apie advento kalendorius. Einam dar pažiūrėti prie saldainių. Prie saldainių dar suradome keletą pozicijų. Kinderio, advento kalendorius Kinder, 198 gramai, kaina yra 13 € be 1 cento, kilogramo kaina 65,61 €. O taip atrodo. Ir dar vienas kalendorius, taipogi iš Kinderio, toks namukas ir ant jo va čia skaičiukai. Tai 234 gramai, kaina 10 € be 1 cento, kilogramo kaina 42,69 €. Tai tiek, ką mes radome Norfoje. Iš tikrųjų, daugiau nieko ypatingai čia pasirinkti ir nebuvo. Net šiek tiek nustebom. Tai ką, tiek turbūt apie advento kalendorius šiais metais. Jeigu jūs pamatėt kažkokius tai įdomesnius variantus, ar patys darote kažkaip kitaip su tais advento kalendoriais, patys pasidarote, reiškia, ten kažkokias idėjas turite, ar dar kažką, ar tai kažkokius klipukus kažkur YouTube'e ar TikTok'e matėt, tai įdėkit, pasidalinkit, būkime bendruomeniški ir padarykime tą kalėdų laukimą tikrą šventę savo vaikams. Tai ką, turbūt tiek ir ate.